Labas visiems. Šiandien iš tikrųjų galvojau, nieko neveiksiu, nes turiu saugot brolį, bet susitarim taip, kad jo tėtis pasims. Ir tada aš važiuosiu į Megą, susitiksiu savo draugę, klasiokę Ugnę. Gaila, ir dar negalėjo. Brolis. Tai va, tai žodžiu, aš išsiplovau galvą, kaip matot, išsidžiuvinau. Vis tiek dar biški tokie dragnoki, tai prieš išeinant dar jaučiu kartą prasidžiuvinsiu. Ir dabar tiesiog lauksiu, kol jį paims. Ir važiuosim, nes šiaip aš jau susiruošus lauksiu. Džiuvinus, dažius, apsirengus. Tik nežinau, ar man pasiimt kuprinę ar ne. Nežinau. Gal pasimsiu. Jo, jaučiu reikia. Nors galvoju, šiaip tai imsiu tik tais piniginę, raktus ir telefoną. Bet vis tiek dar pirksiu. Ką paskui rankose neštis? Pasimsiu kuprinę. Tai vat, bet šiaip tikrai dar biški dragnokė. Atrodė, kad išsidžiuvinau, bet čia vagale dar biški tokia dragni. Tai reiks, jo. Tai vat. Tai jums pasisekė, nes matysit daugiau įdomesnio video. Tai vat, ir tada jaučiu šiandien, kadangi su ja tik pavyks pabūti iki 4 valandų, nes aš nežinau, jei turbūt paskui kažkokie planai ten bus, tada jau išeisiu ir galvoju, gal tada nueisiu, negaliu pasakyti, nes aš planuoju savo draugį vienai tokiai austėjai nupirkt dovaną ir aš negaliu dabar sakyti, nes jinai žiūri mano vlogus. Aš galėčiau jai sakyti nežiūrėti, bet jinai vis tiek pažiūrės. Tiesiog, nežinau, ką daryti. Žodžiu, galvoju po to nueiti kai kur Benai. Po to kai kur nueiti, nes reikia man ten kai ką pasidaryti. Jo, aš negaliu jums sakyti tiesiog, sorry. Tai vat, tai tiek. Susitiksim. Hello. Žodžiu, yra toks dalykas. Visų pirma, persidėjau megztuką. O antrą, įlipau į kitą autobusą, ne į tokį, kurį turėjau. Nes jo beveik kiek laukti, nors parodė, kad tada, kai atėjau į stotelę, turėtų šiaip buvę kokių kelių minučių atvažiuoti, bet ten 12 turėčiau laukti. Tai žodžiu, įlipau į kitą, atvažiavau čia, kur Maksima yra. Dabar einu netoli Ritos namų, nežinau, kur sukt, kad greičiau nueit, nes ir taip mano brolį biškį vėliau pasiėmė. Ir taip aš vėluosiu. Nežinau, reiks bandyti pro kažkokius kiemelius vaikščioti. Pažiūrėkit, kas čia. Man parodė, kad ten pripirko. Tu matai mane? Kas čia vyksta, aš neįsivaizduoju. Taip, čia bloga kamera. Taip, tiesiog. Laiva šitą pasiėmų. Jinai pripirko jau visas beveik dovanas, nupirko, aš tik atėjau ir aš nerandu kai ko. Tai žodžiu, jau išėjau iš Megos, ne dabar jau buvau išėjus, nuvažiavau su autobusu iki, norėjau kai ką pažiūrėti, nebuvo, dabar einu iki mamos darbą ir jaučiu grįšiu su ja kartu, nes dabar kažkur gal 3:30, jinai 4 baigė darbą, tai kartu ir grįšim. Tai vat, nes čia prie pat, tai kol dar naisiu, tai vat lygiai ateisiu. Jo, va, nusipirkau tokio popieriaus pakavimo, negaliu dar, tai aš jums beveik nieko negalėsiu rodyti, ką aš nusipirkau, nes tie žmonės žiūri mano vlogus. Soriukas, taip neplanuotai gavosi. Turėsit tada pamatyti, jaučiu
per kūčias gal tada parodysiu. Nežinau, arba anksčiau nufilmuosiu ir kažkurią dieną tiesiog įkelsiu. Nežinau, pažiūrėsiu. Bet tai stengiuosi kuo greičiau eiti, nes durnelę nepasiėmiau pirštinių. Taip, mama, tu teisi, reikėjo man pasiimti. Taip biški šalta. Tai dabar baigiu greitai filmuoti, nes šala ranka viena. Aš jums parodžiau, bet aš iškirpsiu tą kadrą, ką aš ten laikiau. Bet kita ranka laikau kai kuriuos dalykus. Tai jo, ate. Eiktų savo. Yra toks dalykas, šiandien turėjau važiuoti apsipirkti. Bet kame yra esmė, kad mano brolis serga. Ir, niekaip neišėtų nuvažiuoti po sergančių, nei šis, nei tas. Tai žodžiu, sugalvau, aš paimsiu ir nuvažiuosiu. Tai, jo, važiuosiu dabar. Šiaip čia arti labai yra Lidlas, ojetus. Belė koks, mėjas palauk. Žodžiu, atėjau dabar į stotelę. Ir rodo, kad mano autobusas turėtų atvažiuoti už 16 minučių. Jūs juokaujat. Jaučiu vėl lipsiu į tą 2-3. Tai reiks man išlipti tada, kur Šilainių jaučiu ojat. Kur Šilainių poliklinika. Eik tu savo, ir man ten reiks eit. Negaliu. Žodžiu, apsipirkau, vieną pažįstamą sutikau. Buvo tokį maišą šiaip. Ką žinau, biški sunkus. Biški neišeina man laikyti plaukai. Matas, kas darosi, žodžiu. Tai aišku. Einu dabar iki mokyklos, ten yra artimiausia stotelė, nuo kurios važiuoju. Ir kas darosi. Bet žodžiu, nebuvo to namelio tokio. Nežinau, kur man nutiko, nebent Megoj. Bet dabar su tokiu krepšiu sunkiu eiti Megą, tai irgi ne kažką. Tai, jo, grįžus namo parodysiu holą. Jau grįžau namo. Žinokit, nebuvo lengvas maišas. Buvo ką panešt. Bananų, pieno, tokių bulvių, dar vienas bananas ir tada broliui sėra. Nes aš planavau daryti kitą, kaip iš raustės dadau tą namelį ir nebuvo, tai nefainai. Nežinau, ką reikia daryti, kur man jį ieškoti. Galėjau nupirkti Megą, kai buvau vakar. Ne kažką, žinokit, ne kažką. Eisiu nusiplauti rankas ir ragauti šitą, nes daug kartų aš einu Lidle ir pamatau ir taip ir nenusipirku. Tai nemanau, kad labai jau kažkas tokio bus, normalus šokoladas. Tai va, ojotus užnanukritau. Taste test. Galvoju, kad biški minkštesnė bus. Bet duodu iš 10 9,5.